geriam kavą kartu, žinai, ateina Julius ir, Povilai, tu čia lauk susisukęs, matau. Tau reikia pas coachingo specialistą. Jo. Ir tada, žinai, kai tu ateini ir tai man pasakai, tada man, žinau aš ten. Ir tave žinau, ir tuos visus specialistus žinau. Nesvarbu, kas tai būtų, ar coachingo specialistas, ar terapeutas, žinai, atitinkamai. Bet, kai tu man nieko nesakai, kad aš ten susisukęs, nesusisukęs, bet tu pasidomi, nes tu turi patirtį atitinkamai, arba turėjai sesiją, nesvarbu, kokių sesijų turėjai. Bet tu tada parodai dėmesį, dėmesingumą, žinai, ir ne tai, kad čia giliai į dūšią, pavadinkim, kaip liaudė sako, žinai, lyst, bet tada mes matom, kad, palauk, mes galim kažkokį kitokį pokalbį jau turėti. Ir tada aš pradedu domėtis ne tik savim, bet ir per tave savim pradedu domėtis. Ir tu sakai, nežinau, man tai padėjo toks ir toks dalykas. Gal tai knyga, gal tai kažkoks specialus kursas, gal tai sesija, kuri nėra... Žinai, buvo viena sesija man, žinai, tokia visą gyvenimą pakeitė.